Kazino Admiral lažybos. Lažybos. Kazino Admiral. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Sveiki, kad ir kaip keistai tai skambėtų, bet Kauno Žalgiris birželio pradžioje, dar nesibaigus šiam sezonui, jau yra pasiruošęs artėjančiam. Galimai paskutiniu arba prieš paskutiniu pasirašymu tapo aukštaūgis 4 pozicijos metikas bei tiesiog kovotojas Dustinas Slyva. Paprasčiau kalbant, išleidus milijonus į žaidėjų ir vidurio puolėjų, tai dar vienas biudžetinis variantas power forward pozicijai. Pozicijai, kuri tikrai nėra prioritetinė šiuolaikinėme krepšinyje ir pozicijai, kurioje Žalgiriui buvo labai sunku šiame sezone, kai nepasiteisino viltis dėtos į Brady Maneką. Ir kol į šią poziciją nebuvo pastumtas Alenas Smailagičius. Su Dustinu Slyva tikiuosi bus kitaip. Tikiuosi, kadangi jis ir atstovaujamas jo komandos demonstravo solidų žaidimą pastaruosius keliarius metus. Su Bešiktašu puolėjas tuoj pradės Turkijos lygos pusfinalį prieš Anadolu Efes, o praėjusiame sezone su Mursijos komanda nužygiuota net iki ACB lygos finalo Ispanijoje. Šiame video panalizuosiu, kodėl mano nuomonė Slyva yra geresnis žaidėjas negu Brady Manekas ir kur jis gali pagerinti Žalgirio žaidimą. Beje, labai smagu, kad taip aktyviai įsitraukėte į jaudimo konkursą po praėjusių video. Pamėtėte begalės labai gerų idėjų, kurias manau, kad išvysime ateityje mano kanale. Iš 356 komentarų išrinkau 11 geriausių idėjų savo nuožiūrą, o tada jau laimės ratas padarė savo darbą. Ir nugalėtojų išrinko Easy Life 9603. Jeigu žiūri šį video, o turbūt, kad tikrai žiūri, nes komentarus tavo bent jau mačiau praktiškai po kiekvienų video, taip kad parašyk man per Facebooką ir Instagramą, susisieksim, kaip atsiimti prizą. Visiems kitiems ačiū labai, kad dalyvavot, na o dabar keliaukim pažiūrėti, kas per žaidėjas yra Dustinas Slyva. Ir šį kartą noriu pradėti kiek kitaip negu įprastai video apie žaidėjus. Ne apie puolimą, o apie energiją ir kovotojo dvasią aukšto ūgio noriu pakalbėti. Priešingai negu savyje užsidaręs, visko nepatenkintas ir atrodo niekaip to nebandantis keisti Manekas, Slyva yra tas bičas, kuris nesvarbu, kaip jam eisis rungtynės, jis šoks ant kiekvieno kamulio. Gaila, kad Europoje nėra nubėgtų kilometrų per rungtynės statistikos, bet aš net neabejoju, kad Maneko ir Slyvos vidurkiai skirtusi kaip diena ir naktis. Vyksta metimas, Dustinas bėgs arčiau krepšio, sprintuos nuo tritaškio, kad ir jeigu reikės, ir bandys surasti atšokusį kamuolį. Net jeigu ir nepavyksis, pabandys išmušti kamuolį tik ką sugavusiam žaidėjui iš rankų ir ką gali žinoti, gal vat išprovokuosi tokią pražangą puolime, kaip čia buvo Tavaresui. Yra priežastis, kodėl jis buvo bene daugiausiai kamuolių Europos taurėje perimantis bičas bei vienas iš geriausiai dėl atšokusių kamuolių puolime kovojantis žaidėjas. Jo tiesiog yra pilna visur, jis visada aktyvus ir jis nestovi vietoje. Vien jau šitie dalykai bus nemažas Slyvos pranašumas prieš tą slogų į Brady Maneką. Gerai, ką dar Slyva duoda puolime ir ką duoda Žalgiriui? Pakalbėkime apie jo aikštelės plėtimo ir metimo sugebėjimus. Dalyką, dėl kurio trūkumo Žalgirio puolimas kenčia jau ne pirmus metus iš eilės. Jei tu padėsi nuo Dustino, jisai gali pataikyti iš toli, ko Žalgiriui super trūko be Maneko, kuris prapuolė ant suolo, ir su Ulanovu, kuris turėjo labai daug laiko praleisti 4 pozicijoje. Francisko ar kiti Žalgiryje matydavo prie savęs keli žmonės, panašiai kaip čia, didžiulis stuntas iš stiprios pusės per vieną perdavimą. Skirtumas tik tas, kad nuo Slyvos tu nelabai gali taip daryti, nebent mėgsi didžiulę riziką. Kiek kartų mes matėme Francisko taip įeinant į baudos aikštelę, sutraukiantį 2 papildomus žmonės ir tada plytas iš tritaškio. Žalgiris tikisi, kad su Slyva aikštelėje tokias pagalbas nubausti bus lengviau. Žaidžiant už Bešiktašą šiame sezone jis nepataikydavo itin daug tritaškių, po 1,3 per rungtynes, bet procentai imant pilnus sezonus jo karjeroje atrodo išties gražiai. Nuo 35 iki 47 su 5 sezonais iš 7 turint bent 40% metant iš toli. Jam žinoma situacijas reikia kurti, bet puikiai žinome, kad su Siskau tokių progų neturėtų stikti. Žinoma, nėra taip, kad metikas tiesiog stovės, lauks ir tik tokias retas progas gaus. Jis puikiai bėga į greitą puolimą taip pat ir nebijo švystelėti ir čia vos tik gavęs progą. Kažkas padės prie ankstyvo įsiveržimo, bum, tu gali surasti Slyvą ir gali tikėtis gerų rezultatų. Šiaip juokingai skamba, gali surasti Slyvą ir tada tikėtis gerų rezultatų. Here, Slyva is your sign of success. Nedėsim šitą video, žiauri cringe. Kalbant apie pozicinės atakas, išskirčiau 3 situacijas, kuriomis Bešiktašo treneris bandė kurti situacijas Dustinui Slyvui arba bent jau tikėjosi, kad jis ras laisvų metimų. Viena iš tokių situacijų yra ispaniškasis pick and rollas, kuriame Dustinas statydavo nugarinę užtvarą. Dažniau tai būna šiaip 2 ar 3 pozicijos žaidėjas ir tuomet gynyba tarsi tiesiog išsikeičia tarp gynėjų. 4 pozicijos numeriukams gintis prieš Spain yra šiek tiek sunkiau ir nelabai gal ir nori komandos palikti juos prieš įžaidėjus. Matome čia Tormanas kažką diriguoja, Wolves nesupranta,
ką jį daro gynyboje, bet čia nieko keisto, ir Slyva iš karto naudojasi. O tik ką įvykusio Turkijos lygos ketvirtfinalio serijoje man patiko šis Spain pick and roll variacija pirmoje rungtynių atakoje. Vietoje to, kad Slyva statytų nugarinę užtvarą, vidurio puolėjas besileisdamas stato užtvarą būtent jam. Amerikietis yra laisvas ir tai yra 3 taškai. Turėjo vieną derinį Dustinui Slyvui ir užtvarose be kamuolio Dušanas Olimpijevičius. Šiaip bus įdomu pasižiūrėti, ar Žalgiryje bandys jį kažkas taip naudoti, bet tiesiog pasižiūrėkime, kaip jis juda tose situacijose ir kaip išmeta po judėjimo ir pagavimo. Situacija iš ragų įsidėstymo, handoffas atgal į žaidėjų, tada flare užtvaras Slyvai, imituojamas stegeris arba 2 užtvaros gynėjai kampe, o iš tikrųjų pats Slyva kyla metimui į viršų. Matome, kad tikėdamas į stegerio Slyvos gynėjas atsitraukia, todėl aukštaūgis ir turi tiek laisvės čia. Kitame klipe ir vėl tas pats dalykas, tiesiog be pradinio perdavimo. Dabar jau gynėjas kampe naudojasi vieną užtvarą ir užsisuka, bet esmė ta pati. Slyva čia gražiai skaito užtvarą kertantį savo paties gynėją, atšoka šiek tiek atgal, o ne kyla link kamuolio ir tai yra laisvas metimas. Šiaip Bešiktašas rodė gerą intensyvumą puolime dažniausiai, kiek jos teko stebėti, ir čia irgi tai suveikia. Netikras stegeris, sprintas į kitą pusę, Slyvos gynėjas turi pasaugoti kirtimą ir Dustinas vėl atakuoja laisvas. Natūralu, kad ir pick and popai sudarė nemažą dalį aukštaūgio puolimo. Bešiktašas ypač mėgo šią dvigubą užtvarą iš abiejų pusių, kuriant pranašumus ne tik Dustinui, bet ir gynėjai su kamuoliu. Įsivaizduokit, kad ir prieš Sisko varžovai norės stepautą daryti, taip palikdami Slyvą laisvi, o ir išsidėstymas kitų žaidėjų čia nelabai kam leidžia padėti. Situacijos įkarštyje vidurio puolėjo leidimas į žemyn nutraukia vienintelę pagalbą, kuri čia gali būti. Ir jeigu tu nesikeiti, sustabdyti šį derinį yra nelengva. Šis derinys veikia prieš daug komandų, kadangi ir gynybai sunku suprasti, ką jie nori daryti. Dažnai ekipose skiriasi gynybos su 4 ir 5 numeriais. Tarkime, su vienu keitiesi, o su kitu naudoji trumpą stepautą. Kai nežinai, į kurią pusę eis gynėjas, kurią užtvarą jis naudosis, sunku nuspręsti labai greitai. Čia pagaliau tas trumpas stepautas netiek ir daug vietos Slyvai palieka, bet jis padeda kamuolį ant žemės ir įmeta flauterį. Kad ir ne viskas čia gražiai ir sklandžiai galbūt atrodė, bet tikrai nebus taip, kad Slyva gavęs kamuolį iškart įsiūs į kitą pusę. Gali kažkiek ir jis tą kamuolį ant žemės padėti. Čia pavyzdys prieš Madrido Realą iš ankstesnių metų. Jebuzelė su Kampacu keičiasi, Slyva imituoja handoffą į kitą pusę, bet iš tikrųjų pats veržiasi, nebijodamas tą daryti prieš Kampaco ir vėliau dar ir gražiai nuskaito, kam atiduoti perdavimą. Tai tikrai nebus dažnas dalykas, bet tai nebus ir taip vienpusiška puolime, kaip buvo su Brady Maneku. Dabar galime pabandyti vienos situacijos metu įsivaizduoti, kaip viskas atrodys, jei Slyva ir Moses Wrightas žais kartu, žaidėjas, kuris ne taip dažnai turbūt atakuos iš toli ir dažniau suksis arčiau krepšio. Čia Dustinas kyla žaisti pick and popo, o Wrightą įsivaizduokime čia apačioje, judantį į priešingą pusę negu juda Slyva. Toks spacingas suteikia daug erdvės tą atšokimą sužaisti ir neleisti šiam kampiniam žmogui eiti į pagalbą, kadangi tuomet ten esantis žaidėjas bus laisvas. Dabar turbūt kai kurie iš jūsų galvoja, viskas čia gražu, kol varžovai nepradeda visko susikeitimo gynybos naudoti. O kas bus, kai varžovai naudos switcholą? Ar bus taip, kaip buvo su Maneku, tiesiog Brady Maneko nebeliks rungtynėse? Ką, ims keistis ir viskas, kadangi tiesiog užcentruoti mažiuko Brady Manekas negalėjo? Bet vėl, čia aš manyčiau, kad Slyva yra šiek tiek įvairiapusiškesnis žaidėjas negu Brady Manekas. Nedaug, bet yra. Kazino Admiral lažybos. Lažybos, lažybos. Kazino Admiral. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. To potencialo šiose situacijose visgi kažkiek matosi. Tiesa, reikės pasižiūrėti, ar pavyks jam tą padaryti Eurolygoje ir taip suteikti savo daugiau minučių ant parketo. Ką jis tikrai darys, tai nesustos judėti, net jei ir switch-all atakavimas vyks nuo perimetro. Va čia yra jo pranašumas prieš Maneką. Jis tiesiog neatsijungia iš žaidimo, jei pamato switch-allą. Jis savo judėjimu bando išprovokuoti varžovų klaidas. Ir tai jau yra papildoma detalė. Maža, bet kuri tikrai duoda daugiau vilties, kad Slyva galės būti naudingas ant parketo Eurolygoje. O dabar pasižiūrėkime kelis klipus, kaip viskas atrodė, kai pats Dustinas Slyva bandė užatakuoti mažiukus arčiau krepšio po išsikeitimų. Nesakysiu, kad dabar, wow, koks Slyva geras yra visur. Būtų žaidęs Eurolygoje jau anksčiau. Trūksta jam ir jėgos, ir balanso, kaip čia dažnai užtikrintai pelnyti taškus šiose situacijose. Unikaka, pavyzdžiui, čia keičiasi viršuje ir po to dar kartą tą daro baudos aikštelėje, todėl gynėjas lieka prie Dustino. Mursija iš karto bando atakuoti per jį, o Setkovskis net ir dvigubinti eina, bet Slyva paprasčiausiai pritrūksta minkštesnės rankelės už
užbaigti atakas arčiau krepšio. Jei prie tritaškio puikiai meta, tai iš arčiau to užtikrintumo tikrai tiek nėra. Čia Madrido Realas pick and popo prasme panaikina keisdamasis. Kozeras lieka su Slyva, bandoma žaisti ten, bet tikrai negauna aukštaūgis čia patogaus metimo prieš mažesnį už save oponentą. Trūksta šiek tiek ir jėgos ir žemesnio svorio centro, kad galėtų tiesiog lengviau nusistumti mažiukus arčiau krepšio. Bet tikrai ne viskas taip blogai atrodo. Pasižiūrėkim ir kelis geresnius epizodus. Epizodus su tikrai šauniu kojų darbu. Čia po susikeitimo jis lieka su Jamesu Palmeriu. Galatasarajus jį siunčia į galinę liniją, kur jo laukia pagalba. Neatrodo viskas ir vėl čia švariai ir idealiai, net ir Olimpijevičius už galvos susijęs, bet gražus pagazdinimas virsta 2 taškais. Ir sakau, man tie pagazdinimai ir kojų darbas visai patinka. Kai tik gauna mažiau kontakto, iš karto aukštaūgis naudingesnis atrodo po krepšiu. Žinoma, Eurolygoje gal ir negali to tikėtis dažnai, bet šansai, kad duos daugiau naudos negu Menekas arčiau krepšio yra. Plus, gali tiesiog va taip atkovoti kamuolį puolime prieš mažesnį ir susiversti gražius taškus. Ir nubausti už svičiolą. Gerai, jeigu sąžiningai, man visai patinka, ką Dustinas Slyva gali duoti Žalgiriui puolime. Bet tai yra visiškai nesvarbu, jeigu kitoje aikštelės pusėje gynyboje jis bus stovelis toks, koks buvo Brady Menekas. Pick and roll'uose Bešiktašas, kaip ir nemaža dalis komandų su 4 numeriais Europoje, žaidė step-outą. Nesinori niekam keistis ir atiduoti pranašumą iš karto su silpnesniu gynėju, bet kadangi čia Slyva pasirodo per vėlai, spėti sugrįžti prie iš toli metančio tiesioginio varžovo nepavyksta. Kitame klipe Galatasarajus žino, kokią gynybos sistemą naudos aukštaūgis ir tai yra automatinis perdavimas į trumpai nusileidimą. Slyva šauniai pasaugojo komandos draugas, o pats Dustinas visgi spėja grįžti į vaizdą ir apsaugo lanką, provokuodamas klaidą. Nėra lengva šią gynybą efektyviai naudoti, bet man pastangos patinka. Dustinas kaip ir puolime, taip ir gynyboje atiduoda viską. Čia lengvo tritaškio mesti neleidžia, priverčia aukštaūgį sumušti kamuolį į žemę, tiesa, aišku, atiduoda dešinę ranką ir prireikia šiek tiek sėkmės, kad šis metimas nepasiektų tikslo. O kaip perimetre reikalai po išsikeitimo, jūs klausėt? Gerai, susirašiau su vienu buvusiu savo komandos draugu, kuris šiame sezone žaidė Turkijoje. Tai jis sakė, kad jei pamatydavo Dustinas Slyvą priešais save, it's barbecue chicken time. Išvertus lietuvių kalbą, metas rinkti taškus ir valgyti. Tiesa, jis taip pat pridūrė, kad Slyva tikrai nėra stovelis ir bando judinti kojas. Tik sunkiau yra jam prieš aukščiausio lygio taškų rinkėjus tą padaryti. O ir šiaip, Bešiktašas bandė mažinti tokias situacijas, bandė jį kuo mažiau palikti vieną. Čia išsikeitimas prieš Jamesą Palmerį ir po kelių sekundžių ateina dvigubinimas. Geriau jau kažkas kitas meta, negu leidžia Jamesui ISO žaisti. Čia irgi varžovai ispaniškai pick and roll naudoja, o Bešiktašas bando išgaudyti laisvus žmonės. Taip jau gaunasi, kad Slyva ir vėl lieka prieš Palmerį ir vėl ateina dvigubinimas. Rizika, kuri čia nepasiteisina. Jeigu trinkieri lieka, o iš tokio ankstyvo komandos suformavimo spėčiau, kad liks, tikiuosi tik tais, kad Slyvai ankstyvos jo klaidos Eurolygos sezone bus atleidžiamos švelniau nei Menekui, nes prisitaikymui laiko prie Eurolygos neabejotinai reikės. Gali jį atakuoti ir jo pozicijos žaidėjai, tiesa, pavyzdžiui, čia Heisas Deivisas tikrai turi pavargti gana ilgai, kol tuos taškus įverčia. Čia Wolves su Trešonas Turmanas irgi turėjo kelis gerus epizodus prieš Slyvą, bet čia kiek keisčiau man yra ne tik tai, kad Dustinas jį praleidė į dešinę ranką, bet ir tai, kad visi kiti žaidėjai prilipę prie savo žmonių ir nemažina koridorių verštis. Gali gynyboje tiesiog geriau atrodyti, jei tavo komandinė gynyba veiks, o čia akivaizdu, kad tą vakarą jį nebuvo suderinta. Yra akivaizdu, kad už tokią kainą Žalgiris nepasirašė monstro, kuris tiek puolime, tiek gynyboje duos tik gerų dalykų. Tikiu, kad sezono pradžioje visos komandos tikrins Slyvą gynyboje ir jis bus taikinys. Bet norisi tikėti, kad tokių epizodų bus daugiau negu blogų ir kad jo tritaškiai bei aktyvumas puolime leis pačiam Dustinui išlikti aikštelėje, kas Žalgiriui palengvintų reikalus puolime. Tokia yra Žalgirio idėja su šiuo pasirašymu ir aš šiaip jau manau, kad jį gali visai pasiteisinti. Ir pačiai pabaigai vėl grįšiu prie energijos dalykų, kurių praktiškai niekada nematėme iš Brady Meneko. Angliškai tokie žaidėjai dažniausiai įvardyjami kaip high motor guys, lietuviškai tai būtų kaip tiesiog didžiulės energijos žaidėjas. Į greitą puolimą pirmas, improvizuoti atakoje spėja, bėgti kovoti dėl kamulio irgi bėga, nors ir metimo metu stovi toliausiai kaip įmanoma. Arba kiek kartų iš Meneko matėte, kad jis spaustų kamuolį persivarinėjant į varžovų 4 numeriuką ir po to dar dinajantų nuo kamulio gynėją, kuomet šis eina prie kamulio. Arba čia dvigubinamis žaidėjas dar savo aikštelės pusėje, vėliau Dustinas grįžta prie savo žmogaus, čia įvyksta išsikeitimas ir jis gerai sudirba su oponentų gynėju. Prasiveržimo metu dar ir peel switchina, padėdamas komandos draugui ir visa tai virsta į klaidą. Na ir galiausiai, kodėlgi jis tiek daug kamuolių perima? Jis visada vietoje komandinėje gynyboje. Jis žino, kur atsidurti, jis yra
protingas. Čia puikiai užsimta pozicija po kirtimo ir akivaizdi pražanga puolime, tiesa teisėjai sušvilpia kitaip. Apibendrinant, tai yra, manau, kad solidus pirkinys už ekonomišką kainą. Šviesa tunelio gale, tai yra, kad Žalgiris turės ketvirtąjį numeriuką su metimu, kuris galės išbūti aikštelėje dėl savo gynybos, yra. Pamatysim, ar lygių šuolis nebus per didelis, bet manau, kad savąjį Derek Willis kauniečiai rado. O kaip atrodo jums? Ar pavyks šis eksperimentas? Ar esate patenkinti? Susirašome komentaruose, nepamirškite paspausti like, prenumeruoti kanalą, jeigu to dar nesate padarę. Ko laukiat? Ačiū, kad žiūrit, pasimatysim jau greitai kitą savaitę. Iki.